Bet kuris žmogus kolekcionuoja, nesvarbu, kur ir kaip. Jis gali kolekcionuoti akmenį savo sodybos kieme, jis gali kolekcionuoti gėlių įvairias rūšis savo sode. Kodėl kolekcionavimas toks svarbus visuomeniai? Ne tik visuomeniai, istorijai, konkretaus žmogaus gyvenimui. Na, pirmiausia, gyvename gamtos chaoso aplinkoje. Todėl visi kolekcionuoja, visi gyvi organizmai aplink ir kiekvienas žmogus. Visi mes dėliojame daiktus tam tikrą tvarką, chronologiškai, taksonomiškai, ir kuomet daiktus sudėliojame į vieną seriją, į vieną kolekciją, pasaulis įgauna formą, pasaulis įgauna turinį, pasaulis įgauna tvarką. Vadinasi, kolekcionavimas jau iš principo yra tokia antropologinė būtinybė žmogaus prigimčiai, kad jos mes niekaip neišvengsime. Todėl kiekvieno namuose yra bent kažkokia mini kolekcija, tarkim, sudėlioti suvenyrai, kasdien perdėliojamos knygos, garaže dėliojami įrankiai vienokia arba kitokia tvarka. Ir taip žmogus išvengia tos amžinos chaoso nuojautos. Kuomet žmogus pradeda kolekcionuoti, įsigyja kad ir vieną pirmąjį kūrinį, po to galbūt jį išplečia į visą rinkinį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad konkretus žmogus susieja save su meno kūriniu, su meno kūrinio forma, su meno kūrinio turiniu. Ir taip jis susitapatina su meno kūriniu, jį kasdien matydamas, išgyvendamas ir įgyja papildomą vertę. Ir kuomet žmogus nuolat artimai bendrauja su meno kūriniais, kada jis yra šalia jų, tos kolekcijos, gyvenantis tos kolekcijos viduje, sakykime taip, jis ir persima to kūrinio verte, menininkų energiją ir grožio įkūnytų kūriniuose. Ir taip žmogaus gyvenimas įgyja dar vieną papildomą prasmę. Jis nugyvena dar kelis gyvenimus, palyginus to, kuris neturi meno kūrinių ir neturi tos kolekcijos. Todėl mūsų visuomenę praturtina tie žmonės, kurie atsigręžia į meno kūrinius, kurie įnirtingai, galbūt maniakiškai, be galo aistringai, beje, neįmanomas joks kolekcionavimas, jeigu nėra tos didžiulės aistros. Jeigu aistringai nekolekcionuoja kūrinių, tai ta visuomenė ir yra tokia plūduriuojanti be kriterijų, be aiškios vertybių piramidės. Bet kada visuomenė atsiranda asmenybės, kurios sugeba įvertinti meno kūrinį, supranta, kad susieja save su meno kūriniais, jis tikrai ir prestižų, ir statusą tuo pačiu išgyvens turtingą emocinį savo gyvenimą, estetinį, emocinį. Tai tokias visuomenės šauna į priekį ir yra pavyzdžiams. Todėl mes kol kas, aišku, dar keliaujame į pasaulį, keliaujame į Florenciją, keliaujame į Londono nacionalinę galeriją, žiūrėti kitų kolekcijų pagrindų sukurtų vertybių ir didžiųjų muziejų. Bet manau, kad Lietuva eina teisingų kelių ir visuomenė, nes tų muziejų privačių tikrai daugėja ir jie mūsų gyvenimą ryškiai turtina. Be jų būtų labai sunku visuomeniai turėti šitas kolekcijas. Ir kad šitas menas būtų prieinamas visuomeniai. Čia kolekcionierius kaip tarpininkas yra pagrindinė figūra. Dar daugiau, tiek Europos, tiek Amerikos pagrindiniai muziejai yra savotiškas katakombos, savotiški antkapiai, savotiški memorialai skirti būtent tiems turtuoliams, kurie tas kolekcijas sukaupė ir taip įsiamžino, taip suteikia savo gyvenimui prasmę, formą, tęstinumą. Tai vadinasi, be kolekcionieriaus, be kolekcijos negali gyventi visuomenė, negali gyventi valstybė, negali būti normalaus išsilavinimo ir istorijos pažinimo. Bet kuris žmogus kolekcionuoja, nesvarbu, kur ir kaip. Jis gali kolekcionuoti akmenį savo sodybos kieme, jis gali kolekcionuoti gėlių įvairias rūšis savo sode ar augindamas
gėlių vazonus, jis kolekcionuoja savo išgyvenimus, pojūčius, tarkim, keliaudamas į užsienį, planuodamas savo keliones, tai irgi yra savotiška kolekcija, kuri praturtina žmogų, bet anksčiau ir vėliau, žinoma, jisai turėtų ir turi priartėti prie to objekto, prie meno kūrinio, kuris tiesiogiai susijęs su jo gyvenimiška erdve, kur jis praleidžia daugiausiai laiko, nekeliaudamas, ne kažko ieškodamas, nekeliaudamas iki tolimų meno muziejų, kada jisai suvokia, kad didžiausias privalumas, kad tai yra meno kūrinys namuose.